Sodyba sodybai, bet įsivaizduot, ką reiškia sodyboje auginti 2 vaikus, arba bent savaitgaliams praleisti su vaikais, kurie molyje nardo tiesiog. Kai dar nėra gerbūvis sutvarkytas, taigi to purvo labai daug. Pasiūla.lt, reikia skalbimo mašinos, reikia džiovyklės, reikia šaldytuvo vynui ir reikia šaldiklio. Kiek asmenų pas jūs? Mes aktyviai purvinamės. Rekomenduočiau Mylę, labai yra kokybiškos medžiagos, labai stabiliai stovi, metaliniai pobūgniai, špižinės detalės. Rekomenduočiau jums šį modelį, 10 kg talpa, tai reiškia didelės talpos. Šiaip legendos apie mielės, aš atsimenu dar vaikystėje būdavo, tai jau sakydavo, jau čia mielė turėtų tokia, sakykime, šiokia tokia svajonė, kaip ir Bošas irgi buvo vis laik vertinamas. Šiaip jie deklaruoja, kad jinai turėtų jums tarnauti apie 20-25 metai. Dabar džiovyklės eilė. Mes visada rekomenduojame Mylę dėl kelių esminių funkcijų. Tai vienas dalykas yra pūkų filtras. Džiovinimo metu, reiškia, pūkai būna surenkami šitose 2 talpose. Iš esmės po kiekvieno džiovinimo reikia valyti. Savo klientam visada rekomenduoju šitą vietą arba viduriukė yra, reiškia, kondensatorius apsaugotas kempine. Ją karštą kartą reikia išimti įsivalyti. Ir dar vienas Mylės išskirtinumas tai yra kvapukai. Šitose vietose statosi specialūs kvapukai. Jūsų, reiškia, džiovinimo metu rūbas gali gauti vieną iš 4 skirtingų kvapų. Tai, pavyzdžiui, turime aqua kvapą, jisai atrodo va taip, jis įstato, reiškia, būtent į šitą vietą ir jum rūbas įgauna kvapą. Geras. A kondensacinė klasė, ta prasme efektyvus rūbų džiovinimas, galite pasirinkti džiovinimo lygius, galima iš karto, tai yra, reiškia, extra dry, hygiene dry, ta prasme iš karto rūbą po džiovinimo galima dėvėti, gali šiek tiek būti drėgnesnis, daugiau likutinės drėgmės dedat į spintą, neglamžo rūbo, yra lyginimo funkcijos, tai ta prasme, vienas iš tokių kokybiškiausių, ko gero ir geriausių kainos ir kokybės santykių. Tai Vytautskinė man tavęs gali būti, kad net ir nebereikės. Jeigu aš apsiženysiu už mielės, tai ką man tavęs žmona reikalinga. Vyno šaldytuvas, tai puikus derinys yra šitas gaminamas Vokietijoje, turi 2 atskiras šaldymo zonas, o dėl patogumo tai yra lengvas paspaudimas, atsidaro, labai viskas paprasta, pilnus yra durelių uždarimas, tiesiog soft closes, plus jį galima pajungti prie Wi-Fi'aus išmanus. Tai vadinasi, galima ten šviesą pareguliuoti, temperatūrą pareguliuoti, stebėti jo visą veikimą, ar nėra klaidų, ar viskas yra tvarkoj ir panašiai. Tai toks modelis. Man labiausiai patiko, kad tylus ir kad užsidaro, atsidaro tyliai, nes, žinai, jeigu tu prie to šaldytuviuko lieki su to buteliu, tai miegi ir tau nieks netrūksta. O net ir žmona, jeigu neleidžia to vyno gerą, tai taip tyliai atsidaro duris, tyliai užsidaro. Yra privalumų. Irgi apgalvota apie tai. Pilnai yra įmontuojamas, prisiderina baldinę plokštę aplink jį, tai jokių skylių, nieko nesimato. Labai, Šaldiklis. Pilnai įmontuojamas. Lyberis gamina vienus bene geriausių šaldiklių ir šaldytuvų pasaulyje. Tai jis išskiria tuo, kad gamina labai tvirtą plastiką. Jisai turi švelnų durelių uždarimą, turi metalinius vyrius. Tai ką tai reiškia? Plokštė montuosis tiesiai ant durų ir nieks nesislankios. Tai šaldytuvas gražiai užsidarinės švelniai, dusliai. Plius papildomai jisai, jeigu jūs ar jūsų vaikai, tarkim, pamiršite uždaryti, jis pritrauks jums durelės pats. Man kas labai patinka asmeniškai, tai šaldiklis turi ištraukiamus ant begelių stalčius, tai jums nereikės laikyti jo su ranka, jūs galėsite tiesiog ištraukti, susidėti savo tas pačios svogūs ir grybus ir... Supratau. Kiek čia reikės laukti, kol atkeliaus šitas daiktas? Prekes turime sandėlyje, mūsų sandėlys yra čia šalia, galima atsimti jas per 15 minučių. Esam pasiruošę išsiųsti tą pačią dieną ir klientas jau gauna kitą darbo dieną. tą pačią dieną. Tą pačią dieną pasiruošę išsiųsti. Vežam po visą Lietuvą, pristatinėjom su logistikos kompanijom. Vieną dieną. Jo, vieną dieną, taip. Tai va tokie yra tokie fantastiniai filmai vyksta. Taip. Stengiamės, reiškia, tos modelius išsianalizuoti, kad perteikti ir įtikti klientui, kad jis liktų patenkintas. Liuks, labai ačiū už atvirumą ir tą būtinės technikos meką parodytą. Tai ačiū Merūnai, kad bendradarbiaujat, draugaujat, malonu. Labai malonu ir man.